dabar pro Barstyčius į Liepąją treniruotę. Testuosiu naujus akinius atinus. Naujas sėdinys amortizacijos. Yra dabar -4 laipsniai, visur sniego aplink. Bet mačiau, kad trasa žiauriai gera, tai bus manau sportlovai. Tikiuosi labai daug pašalį nebus. Čia pro Barstyčius važiuojant, viskas krenta, viskas. Čia yra tokie posakiai žiediniam varžybom skirti, tai gal taip, kad skubam į trasą. Lėksim. Atvažiavom į Liepąją. Biški, vietom gerai. Toks kietas smėliuks. Tai kaip ir normaliai. Liepąja. Pakeista biški trasitė yra. Trasitė. Atrodo tai super, kažkas jau važiuoja. Tai va tokį. Čia jau neišvažiuosi iš trasos, realiai nekirsi niekur, nes jeigu kirsi metras smėlių. Sniego. O, ten kažkas rezervuojas. Opa. Vat, nauji akinukai. Turi Air System. Čia šitos išėmus, tą išėmus išsiema stikliukas. Tai žodžiu, tokie atrodo visai nieko iš pirmo pažiūrėjimo. Ir irgi testavom Oakley ir šitos, tai labai panašiai užspaudžia nosį taip pat. Ne žemai teikiniau, čia aukščiau, tai man patiko. Va tas Oakley, kad nosis nespaudžia, tai va šitie atrodo tas pats yra. Tai bus matyti, kaip ant šalmo užsidėjus, kai dar nesidėjau, tai bandysim šiandien pavažiuoti su jais. Kaip akini? Gerai. Tu stikliukai, ką vėlai, sakė, nematai. Ai, trasytė buvo tikrai tokia labai smagi, bet labai pavojinga, nes
atrodė vaizdas toks, kad geras įkibimas, bet ten nebuvo visiškai tos įkibimo. Ir atrodė, kad gali lėkti, bet negali lėkti, nes ten biški šiek tiek greičiau pavažiuoja, viskas turi plyną. Tai man atrodo visi, kas važiavom, tai jaučiu visi virto. Ir yra video su GoPro nufilmuotas, kaip aš virtau, tai kelsiu. Tai žodžiu, testavom akinius, akiniai šiaip labai patiko, kad nespaudžia nosies ir šiaip nerasuoja, pavyzdžiui, nes aš pavažiavau, sustojau pasikalbėti, vėl važiavau ir nei kart nebuvo užrasuoja, kad ir sustojus, tai tas patiko. Nu, tai žodžiu, testavom amortikus irgi, tai važiavom čia realiai ispaniškų gruntų, ant kieto gruntą, tai vėl reikėjo kitaip perreguliuoti, nes buvo sureguliuota ant smėliuko. Tai paskui sureguliavom taip, kad per kirstinės tokios sienelės gerai veiktų, tai buvo smagu važinėti, tai jo, laukiam kitos treniruotės jau. Komentaruose rašykit, ar patinka tokios video medžiagos. Ir laikinkit, subscribinkit, kaip ten sako, ir tada galėsim dažniau padaryti video ir daugiau galėsiu papasakoti galbūt apie amortizacijos reguliavimą, daugiau apie motociklo priežiūras ir apskritai gal ir net techniką važiavimo, tai pabandom.